Sveiki, šiandieną parodysiu, kaip priskirti užduotį klasiai, ją generuojant pagal parametrus. Tai pirmiausia spaudžiame ant klasės, kuriai užduotį norime priskirti. Na ir tada spaudžiame laukelį nauja užduotis. Čia pasirenkame datą, iki kurios norime, kad vaikai užduotį atliktų. Na ir tuomet ją pavadiname. Taip pat galime pasirinkti užduoties tipą, tai yra kontrolinis namų ar savarankiškas darbas ir taip pat užduoties sunkumą. Na ir tada keliaujame prie užduoties įdėjimo. Tai kaip ir minėjau, generuosime užduotį pagal parametrus. Taipogi galime pasirinkti užduočių sunkumą, pasirenkame klasę, kokio lygio uždavinius mes norime pateikti, užduočių kiekį, na ir tada pačią temą, tai tarkime lygčių sistemos, ir spaudžiame generuoti užduotis. Sugeneruotos užduotis atsiras apačioje su jau pažymėtais teisingais atsakymais. Jeigu kažkuri užduotis mums netinka, mes galime ją ištrinti. Be to, galime pridėti ir savo užduotį. Tai spaudžiame kairėje pridėti užduotį ir pridėti savo užduotį. Į šį langelį įkeliame užduoties paveiksliuką, na ir tada spaudžiame įkelti. Sistema nuskaito, kas paveiksliuke yra parašyta, užduotį pavadiname ir tada įrašome atsakymų variantus. Ir turime pažymėti, kuris yra teisingas. Tai tarkime, įrašiau 2 ir -2, pažymiu, jog -2 yra teisingas ir pažymiu užduoties sudėtingumo lygį, tai pavyzdžiui lengva. Ir tokiu būdu galime užduotį pridėti į sąrašą. Na ir kai esame patenkinti visų sąrašų, galime užduotį paskelbti. Jeigu atsitinka taip, kad užduoties mums nebereikia, ją visuomet galime ir ištrinti.